Tai ką jau kalbėti apie žmogų su visom sudėtingom jo sistemom. Bet ką duoda metaprogramų pažinimas, kolegos, tai ne tik tai va taip, kad parinkti žmogų į darbą. Coacheriui duoda gilesnį žmogaus pažinimą. Galbūt suvokiant ir va taip pagaunant vienas ar kitas metaprogramas, jas atsimenant, galima užduoti įdomų klausimą žmogui iš tam tikros srities. Galima suprasti jo motyvus, kai kur, ar ne, kur veda į tie motyvai. Toliau šeimoje galima suprasti, kodėl nesusikalbama, ar kolektyvė darbo, ar ne. Galima suprasti, kodėl vienas ar kitas vadovas kelia vienus ar kitus reikalavimus. Kaip pavyzdys, arba kodėl vienas ar kitas žmogus kažko neišgirsta ir nesupranta. Ir galima tada mažiau pykti, mažiau kritikuoti ir labiau suprasti ir labiau padėti. Todėl metaprogramos, jos labai plačiai pritaikomos labiau pažinime kito žmogaus ir savęs, kaip jūs patys minėjot, kaip pažinti labiau save. Tame yra grožis metaprogramų. Jos labiau tokios diagnostinis, daugiau pažiniminis procesas visame tame. Ir pakankamai gilus. Jeigu taip klausant atidžiai žmogaus ir nuspėjant tas tam tikras, išgirstant kontekste, vis tiek kiekvienas pokalbis ir bendravimas vyksta, ar tai būtų derybos, ar tai būtų konfliktas, ar tai būtų kažkoks sustarimas dėl siekių, kūrybiškumo kažkokios dirbtuvės, vis tiek yra kažkoks kontekstas, ar ne, kame tas vyksta. Ir mes galim girdėti tame kontekste kalbantį žmogų ir iš kalbos suprasti, ir kokios jo vertybės, ko jisai siekia, kokie jo tikslai, ko jisai vengia, kas jam iš tikrųjų svarbu, link kur jis linkęs, kokie dalykai, sakykime, jo nepastebimi ir pastebimi, į ką jisai susifokusavęs, vardan ko kažką daro. Ir visą tai taip pat aiškiname tą programą. Ir tai labai labai įdomu. Ar tai galima va taip per vieną pamoką išmokti, ar per dvi beveik, ar ne, tai per kelias šitas valandas tikrai tai tik tai pažinimas, tai tik tai prisilietimas, bet jau prisilietimas toks, aš pasistengiau, kad būtų kuo labiau jums praktinį. Ir šitoje vietoje reikėtų patiems pasidomėti daugiau. Aš duosiu, aš duosiu jums vieną gerą pavyzdį. Žinot, kada aš metaprogramas supratau, aš atsimenu, pabaigiau pirmą NLP praktiko kursą, o metaprogramą supratau po 5 metų. Man toks buvo insidas, kas tai yra? Aš jau buvau, man atrodo, ir meistras, dar nebuvau treneris, gal ne po 5, kokių 3, meluoju, bet po keletos metų tik tai supratau, apie ką šitą temą, o štai kur jinai įdomi ir naudojama. Nes pirmą kartą, kai išgirdau, kas tos metaprogramos, tai man toks jausmas, kad pročiai ėjo, pročiai išėjo, žinau tą žodį, bet geriau iš manęs jo neklauskit. Tai va taip. Ir stengiuosi, kad jūs jau kaip praktikai išeitumėt labai daug turintys apie tai žinių. Aš jau dabar tikiu ir dabar matau, kad jūs labai daug šitoje vietoje turite žinių, aplamai apie NLP praktiką ir aplamai apie šitą darbą. Tai labai įdomu tą pasianalizuoti su kolegom per klausimus, pasiaiškyti savo, išsigryninti, tiesiog pasikelti į sąmoningumo lygį, kad suprasti, kur dar gyvenime mane galima lengvai užkabinti, kur dar aš taip lengvai pažeidžiamas žmogus, ar ne, ir kaip aš tai galėčiau, kaip kitaip aš galėčiau reaguoti į tas vienas ar kitas situacijas, kur atsiranda tas disonansas viduj. Tai daro jį stipriais. Tai taip pat yra augimo taškas, nes visos tokios įsisąmonintos situacijos, kas mane kabina, kur aš sureaguoju, kur aš kovoju, kur aš galbūt slepiuosi, padeda tada žymiai paprasčiau žiūrėti į tuos dalykus. Visiškai. Ir tada mes esam stiprus. Tada mes esam mažiau pažeidžiami. Ir tada mes labiau, netgi, kas pasakysiu, labiau galim dirbti su kitais žmonėmis. Nes kai mes dirbame su kitais žmonėmis arba kalbamės, tiesiog kalbamės, kas kalbatys, kas ne kaučeriai, jau tiesiog dėl savęs moko, tiesiog kalbatys su žmonėmis. Jūs girdite dvigubą žinutę.
jūs girdit, ką žmogus sako ir visada analizuokit per save, lyginat su savim. Ir net nesąmoningai. Ir tada susikuria reakcijos. Kažkur pasipriešinimo, kažkur užsiblokavimo, kažkur kaip tik prieimo pataikavimo, kaip Inga sako, arba kažkokio paslaugumo perdėto, ar dar kažko. Ir supraskit vieną, kad tai visa tai kyla iš mūsų vidaus. Ir ne dėl to, kad mums to metaprogramos, visi tie dalykai, per kuriuos mes taip priimam ir taip įvertinam situaciją. Ir jeigu jūs įsisąmoninsit, susivoksit, tai prasiplėsit savo supratimą, o ką tai jums labai padės su žmonėmis bendraujant. Jūs busite labiau racionalūs, labiau logiški, labiau ramus, jūs nereaguosit į tam tikrus kabliukus iš kitų žmonių, nes visada tie žmonės, kurie mėto tuos kabliukus į jūs, jų tikslas išmušti jūsų logiką ir sukelti jūsų reakciją. Ir tai nesąmoningas tikslas. Nes visada žinokit, emocionaliai žmogus kuo labiau kyla emocija, tuo labiau kvailėja. Pagalvokit patys, kai jums sukilus stipri, nesvarbu į kurią pusę, ar teigiamą, ar neigiamą emociją. Dabar pagalvokit apie kokį nors euforiją, laimėjot loterijoje, ne? Nežinau, kitą euforiją, sutikot seniai matytą, labai seniai matytą ir labai gerą draugą ir patyrėt tokį džiaugsmą iš to. Jūs labai protingi tuo džiaugsmo metu. Pagalvokit, kiek daug ką protingo te darot. Dažniausiai, kai vaikas šokinėjat, kaip būtų nirvanoj kokioj pagautas. Jokio protingo veiksmo atrodo, ne? Bet jo ir nereikia tuo metu, jeigu tai kažkoks laimės išraiška. O įsivaizduokite situaciją, jeigu tai pyktis, agresija, liūdesys, depresija, nežinau, nusivylimas ir ta emocija jau už tų ribų, kai logika nusileidžia, protavimas nusileidžia, o emocija pakyla labai stipriai. Jūs kvaili. Ne tik jūs ir aš kvailas. Bet ta prasme mes tokiuose situacijose neprotingai elgiamės. Ant galo lieka tik tai pip, 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 pip ir daugiau nieko. Tai čia protinga. Tai va, ką duoda jūsų dabar tas savęs pažinimas gilesnis, susiradimas, kaip jūs jaučiat ir per kokias metaprogramas visą tai praeina, leidžia ir iš kur tai atsiranda, ar ne, ir kur tai nusėda jumyse, arba kur ką užtrigerina, kokie tai jūsų inkarai ant tų dalykų. Tai leidžia jums iš tikrųjų paprastėti savo. Supaprastėti. Yra gerai, nėra gerai. Bus gerai, nebus dar geriau. Ir aš visada išsisuksiu, todėl kad aš jau kūrybiškas ir moku tiesiog perėti į kitą savo rolę. Pakeisti tą, sakykime, amplua, ar tai pakeisti kaukę, ar tai pakeisti savo stilių, kažką pakeisti. Juk atsimenat, neurolingvistiniam programavime pagrindinis dalykas yra lankstumas. Vienas iš kompetencijų, kurios mes mokomės, tai yra lankstumas. Lankstus žmogus, vadinasi, jis greitai gali keisti strategiją. Yra tame ir šiek tiek minusų. Kartais reikia turėti stuburą ir atstovėti savo poziciją, ar ne? Bet lankstus žmogus, jisai žino ir jaučia, kad jis dabar taip daro, o dabar jis to nenori daryti ir nedaro, ir daro visiškai kitaip. Prisitaiko ir kažkoks būna patogus kitiems dėl patogumo savo, ar dar kažkaip kūrybiškai lankstus. Tai va, tai pagrindinis tikslas - būti kuo įvairesniu, nes, kaip jūs žinot, lankščiausia sistemos dalis valdo visą sistemą. Kuo lankstesnis jūs būsit, tuo laimingesnis būsit, nepriklausomai nuo to, pasiekit jūs savo milijoną ar nepasiekit. Nepriklauso juk nuo to. Laimingų reikia būti šiandien, o ne tada, kai kažką pasieksiu. O šiandien. Aš laimingas, o rytoj nežinau, ateis rytdieną darysim, kad būtume vėl laimingi. Ir į tokiu procesu keliaujam kažkur, kur dar geriau. Ne. Galutinį stotelį vis tiek visų aiškiai. Rojus. Tai va, gerai.